Sveiki visi. Šiandien su jumis sveikinusi ne vienas. Šalia savęs pasisodinau šį mielą miškiuką ir aptarsime su jumis tokią nemalonę iš tiesų temą. Tai yra panikos atakos. Panikos atakos yra vienas dažniausiai pasitaikančių nerimo sutrikimų šio meto laikmetyje. Ypatingai civilizuotas pasaulis tą labai stipriai patiria, kas yra gan paradoksalu, kad mūsų civilizacija eina į priekį, tačiau nerimo lygis jisai vis labiau didėja. Ir pabandysime kartu su jumis suprasti, kas tai yra tos panikos atakos, kaip jos pasireiškia ir ką su to reikėtų daryti. Tai galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad panikos atakos daugeliu atveju ištinka žmogų netikėtai. Tai yra kaip perkūnas, kuris ateina iš giedro dangaus. Ir tuo metu žmogų aplanko labai nemalonus ir stiprus psichosomatiniai simptomai, kurie verčia žmogų sunerimti, išsigąsti ir daugeliu atveju tada kreipiamasi pagalbos į medikus ir ieškoma priežasčių šitų nemalonių simptomų. Kodėl ieškoma priežasčių? Todėl, kad šitie simptomai jie siejasi su gyvybiškai svarbiomis funkcijomis, nes tuo metu žmogus jaučia sutrikusį kvėpavimą, sutrikusį širdies ritmą, dusimo jausmą ir kitus simptomus, apie kuriuos mes plačiau pakalbėsime šiek tiek vėliau. Bet kai toks pacientas patenka pas medikus ir kai yra atliekami reikiami tyrimai ir kai paaiškėja, kad visgi su fiziniu žmogaus kūnu viskas yra tvarkoje, būtent tada ateina akimirka, kuomet žmogus pirmą kartą sužino, kad yra toks dalykas kaip panikos atakos, yra padidintas nerimo lygis, kuris būtent iššaukia visą šitą psichosomatiką. Daugeliu atveju panikos atakos, kaip ir prieš tai įvardijau, ateina visiškai nelauktai ir netikėtai, mes tam nebūname pasiruošę. Bet pažiūrėjus atidžiau tampa aišku, kad panikos atakos tai yra jau tam tikras rezultatas prieš tai gyvento gyvenimo. Galime įsivaizduoti, kad mes savo viduje turime tam tikrą rezervuarą, į kurį telpa ribotas įtampos kiekis. Ir jeigu tas rezervuaras jisai persipildo įvairiais sunkiais įvykiais, kažkokiu tai labai sunkiu, išsitęsusiu laiku, tai tas rezervuaras kažkokiu būdu jisai turi išsituštinti ir tai būtent nutinka tada, kai mus ištinka panikos ataka, nes tuo metu yra susikaupę tiek daug įtampos mūsų kūne, jog tai turi kažkokiu būdu išeiti iš mūsų ir tai išeina per vėlgi tos pačius minėtus stiprius psichosomatinius simptomus. Tokiu būdu mūsų tas rezervuaras šiek tiek ištuštėja. Bet jeigu gyvenimiška situacija, kurioje mes esam, jinai nesikeičia, tai tas rezervuaras irgi labai greitai yra linkęs prisipildyti. Pabandykime suprasti, kas tuo metu vyksta mūsų kūne, kai mes jaučiame ištikusią panikos ataką.
Tam, kad būtų paprasčiau, pasitelksiu tokį pavyzdį. Tarkime, įsivaizduokime, jog vaikštome kažkur tai miške, ir priešais mūsų akis atsiranda, ne toks mielas meškinas, bet galbūt tikra meška, koks nors baltasis lokys arba šiaip užklydęs iš kažkur tai mūsų irgi Lietuvos miškuose kartais atsirandančių taip pat laukinių meškų. Tai matydami tokį vaizdą, ar ne, kad priešais mus atsiranda meška ir mūsų protas suvokia tai, kad tai yra pavojus. Ir kai mūsų protas tai suvokia, jisai įjungia mūsų smegenyse pavojaus signalą ir tarsi mums bando pasakyti, kad mes dabar turime saugotis. Kai protas įjungia šitą pavojaus signalą, mūsų organizmas pradeda ruoštis šitam galimam pavojui, su kurio mums teks susidurti. Ir tas pasiruošimas vyksta per įvairius organizmo pokyčius. Tai kadangi mums iš esmės tokioj situacijoje, kai ištinka pavojus, kai tarkim prie mūsų priartėja meška, mums lieka 3 galimybės, nėra jokių kitų galimybių. Tai yra pirmoji galimybė, nelabai paranki šituo pavyzdžiu, tai yra atsitraukti iš pavojaus zonos. Kodėl sakau, kad nelabai paranki, nes jeigu tai išties būtų meška, tai mes nuo jos sunkiai galėtume ir pabėgti, mes negalėtume įsilipti ir į medį, ir negalėtume plaukti kažkur tai, nes meška visą tai geba daryti, ar ne? Tai, bet vis tiek instinktyviai mes norėsim atsitraukti iš tos situacijos. Kita galimybė, kuri mums lieka, irgi nelabai palanki, turint galvoj, kad priešais mūsų akis yra meška, tai yra, jeigu jinai sugalvotų mus pulti, mes turbūt bandytume kažkaip gintis. Kokiu būdu mes bandytume gintis, tai turbūt pačiais įvairiausiais būdais mes bandytume kovoti už savo gyvybę, gal mes turėtume peilį, gal mes turėtume kokį šaunamąjį ginklą, gal mes turėsim kokį degantį pagalį, kurio bandysim atbaidyti tą mešką. Na ir trečioji galimybė išlikti tokioj situacijoje, tai yra, jeigu ta meška prieitų prie mūsų, tai mes veikiausiai, kad sustingtume ir lauktume, kas čia bus, galbūt jinai apuostys mus ir nueis savo keliais, tokiu būdu palikdami mus dar kurį laiką pagyventi. Tai organizme pradeda vykti pokyčiai, jisai pradeda ruoštis būtent šitiems galimiems scenarijams. Ir visų pirma, kadangi mums pavojaus akivaizdoje reikės atlikti kažkokį tai krūvį, fizinį krūvį, arba bėgti nuo tos meškos, arba kovoti su ta meška, mūsų širdis tuo metu pradeda išpumpuoti didesnį kraujo tūrį, tokiu būdu aprūpindama deguonimi įvairius mūsų kūno organus. Ir mes tuo metu labai aiškiai jaustume, kad pakyla mūsų širdies dažnis, pakyla mūsų kraujo spaudimas, mes veikiausiai jausime, kaip padažnėja širdies plakimas. Kitas organizmo pasiruošimo būdas bus tai, kad mes nevalingai pradėsime įkvėpinėti daugiau oro, nes mums reikės susidurti su ta meška, mums reikės galbūt bėgti nuo jos ar daryti kitus jau anksčiau paminėtus ar ne dalykus. Ir kai mes pradedame įkvėpinėti daugiau oro, mes nevalingai įkvepiam daugiau oro, negu kad mums reikėtų, ir iš to kyla plaučiuose hiperventiliacija. Tai reiškia, kad deguonies patenka daugiau, kad mums reikia,
daugiau negu kad mums reikėtų įkvėpti. Ir atsiradus deguonies pertekliui, gali kilti įspūdis, kad man pradeda trūkti oro arba kad aš netgi pradedu dusti, kad man tarsi per mažai oro. Nors tai yra klaidingas įspūdis. Dažniausiai tas oro trūkumas pasireiškia iš to, kad aš tiesiog giliai kvėpuodamas sukeliu hiperventiliaciją plaučiuose ir tokiu būdu aš išbalansuoju visą savo kvėpavimo sistemą. Kas vyktų toliau? Toliau mūsų kūnas būtų pradedamas vėsinti ir mūsų kūno vėsinimas visų pirma tai vyksta per prakaito liaukas, tai yra mes pradėtume prakaituoti. Bet šis prakaitas yra šiek tiek kitoks negu tas, kuris išsiskiria fizinio krūvio metu, nes baimės prakaitas yra vėsus, mes pajustume šaltą prakaitą ir šis prakaitas turi nemalonų aitrų kvapą. Tai vėlgi, būtent tuo skiriasi šis procesas nuo to, kai mes sportuojame tiesiog, ar ne, kai prakaitas tiesiog kaip vanduo, jisai bėga, jisai neturi jokio labai aitraus nemalonaus kvapo. Kas vyktų toliau? Toliau mūsų virškinimas būtų atjungiamas, nes kai priešais mūsų akis yra pavojus, mes tuo metu tikrai negalvosime, ką suvalgyti pietums. Tai reiškia, kad visos balastinės medžiagos mūsų organizme būtų linkusios pasišalinti. Kitaip tariant, toks procesas pasireikštų per pykinimą, mums gali norėtis išvemti visą turinį, kurį mes turim tuo metu skrandyje. Tuo metu gali būti paleisti viduriai ir mes galime netgi užsinorėti šlapintis, o galbūt netgi apsišlapintume tuo metu, kai mes pamatytume tą mešką, nes būtent taip organizmas jisai bando pašalinti viską, kas jame tuo metu yra nereikalinga. Tai tokie esminiai simptomai, būtų galima dar paminėti ir tai, kad kadangi įvyksta kraujo sistemos visas perskirstymas, ta prasme, kad pagreitėja visa kraujotaka, kad daugiau kraujo suteka būtent į mūsų galūnes, nes mūsų galūnėms teks didžiausias krūvis, tai yra mūsų rankoms ir kojoms. Todėl, kai vyksta šis procesas, mes galime jausti, kad pradeda svaigti mūsų galva, kad tirpsta mūsų viena veido dalis arba viršugalvis ir taip pat jausti, kad pradeda drebėti arba virpėti mūsų rankos ar kojos dėl jau paminėto šito kraujo tūrio persiskirstymo mūsų organizme. Taip pat gali sutrikti mūsų regėjimas. Tai yra vaizdas, kurį mes tuo metu matome, jisai gali būti toks nelabai ryškus ir tarsi pro rūką mes matytume esantį vaizdą. Tai vėlgi šitas procesas vyksta dėl to, kad persiskirsto visas mūsų kraujo tūris. Ir mažiau kraujo lieka mūsų galvoje ir mūsų tam tikros įprastos funkcijos jos sutrinka. Tai turbūt tokie esminiai simptomai būtų pavojaus akivaizdoje ir aš manau, kad klausydami jūs, kurie esat patyrę panikos atakas, jau atpažįstat tikrai nemažai šitų simptomų. Taigi šitą apsauginę sistemą, kuri vadinama kovok ir bėk sistema, ar ne,
mes ją paveldėjome iš pirmykščio žmogaus. Nes pirmykštis žmogus išties susidurdavo ne su tokiais mielais pliušiniais žaisliukais, bet jisai susidurdavo su realiu pavojumi, vos tik tai išeidavo iš savo saugios terpės. Ir jam tam, kad išlikti, arba reikėdavo kažką tai medžioti, arba reikėdavo bėgti nuo kažko, kas galbūt jį medžioja. Labai tikėtina, kad pirmykštis žmogus panikos atakų nepatirdavo, nes jis tiesiog tuos simptomus panaudodavo pagal paskirtį. Jis tiesiog arba kovodavo dėl savo gyvybės, arba bėgdavo tam, kad išsaugoti savo gyvybę. Tai mes nelabai šituo požiūriu skiriamės nuo to pirmykščio žmogaus, nes mes paveldėjom šitą organizmo apsauginę sistemą. Tai yra, kai pavojus įjungia pavojaus signalą, mūsų organizmas iš karto tai pradeda reaguoti. Bet yra vienas esminis skirtumas nuo pirmykščio žmogaus, tai yra tai, kad jisai turėdavo realų pavojaus objektą, tuo tarpu mes daugeliu atveju jau nebeturime tos meškos, kuri mus gąsdintų, kuri suteiktų mums tą baimės pojūtį, bet mūsų pavojus tapo kur kas labiau kompleksiški gyvenimo įvykiai, kažkokios tai sunkios situacijos, probleminiai santykiai ir daugybė kitų dalykų, kurie būtent ir pripildo šitą įtampos rezervuarą. Tuo tarpu mūsų smegenims pavojus yra pavojus. Joms nėra skirtumo, ar tai yra realus pavojaus objektas, ar tiesiog bet kokie kiti gyvenimo įvykiai, kurie mus išgąsdina, kurie priverčia nerimauti ir išgyventi įtampą. Tai ką reikėtų visų pirma suprasti, jeigu jūs ištiko panikos ataka, tai yra suprasti tai, kad tai, kas su jumis vyksta, tai yra vyksta normali organizmo reakcija į jaučiamą pavojų. Tai reiškia, kad viskas su jumis yra gerai. Tai nereiškia, kad jūs sergate kažkokią tai psichikos ligą, kas dažnai kyla žmonėms tokie pamąstymai, kad galbūt kažkas tai su manim nebegerai, ar ne, kas čia su manim vyksta, gal aš esu kažkoks tai ligonis. Tai nieko panašaus nėra. Tai yra nerimo sutrikimas, bet tai nėra psichikos liga. Tai yra normali organizmo reakcija. Ir dar ką labai svarbu įsisąmoninti, kad nuo panikos atakų nėra mirštama. Nes vėlgi daugeliu atveju žmonėm, kurie pirmą kartą patiria panikos atakas, atrodo, kad gyvenimas gali dabar ir pasibaigti. Bet save reikėtų nuraminti, kad panikos atakų metu mirti, praktiškai galimybės nėra. Sakau taip praktiškai, nes tokių atvejų aš nesu turėjęs, nesu užtikęs moksliniai literatūroj, bet, ką gali žinot, gal kažkur žemėje kažkas ir mirė dėl panikos atakos. Bet teoriškai taip tikrai neturėtų būti, nes net tuo metu, jeigu pakyla, tarkim, mūsų širdies dažnis ar pakyla mūsų kraujo spaudimas, jis tikrai nepakyla iki mirtinos ribos. Mes tai jaučiame, galbūt tas, pavyzdžiui, ne kraujo, bet širdies dažnis
jisai pakyla gan ženkliai, gali galbūt mušti ir 120 kartų per minutę ar net 140. Ramybės būsenoj mes tai aišku labai jaučiame, bet iš esmės tai nėra niekuo pavojingas tas toksai širdies dažnio užkilimas. Nes tarkim, profesionalūs sportininkai arba nebūtinai profesionalūs sportininkai, bet tiesiog žmonės, kurie sportuoja, jie treniruotės metu pakelia širdies dažnį žymiai iki aukštesnės ribos. Tai yra mūsų širdies raumuo, jisai gebantis prisitaikyti ir tikrai jam tai nėra iššūkis. Dėl deguonies trūkumo taip pat, kaip ir minėjau, tikimybės uždusti nėra, nes tuo metu nėra deguonies trūkumo, jo tiesiog yra perteklius. Tai tą labai svarbu suprasti, įsisąmoninti ir nuolat savo priminti, kad aš nemirsiu, tai, kas su manim vyksta normali organizmo reakcija, ir kad tai nereiškia, kad aš sergu kažkokia tai psichikos liga. Jeigu jūs ištiko panikos ataka arba galbūt su tuo gyvenate jau kurį laiką, tai dažniausiai žmonės pradeda ieškoti labai daug informacijos. Ir tokiu būdu kartais padaro savo tokią kaip meškos paslaugą, nes susirinkus labai daug informacijos, kuri kartais būna tiksli, o kartais galbūt kažkur tai nelabai tiksli, bet visa šitas informacijos srautas dar labiau apkrauna mūsų protą, mūsų smegenis ir mes dar labiau save išgąsdinam, susirinkdami perteklinės informacijos. Tai jeigu jūs ištiko panikos ataka, jeigu medikai patikrina jūs ir sako, kad viskas su jumis yra gerai ir kad tai yra tiesiog nerimo sutrikimas, tai mano rekomendacija būtų tokia: apsilankykite pas gydytoją psichiatrą. Galbūt jisai matys poreikį įvesti medikamentus. Jeigu yra labai ūmios panikos atakos, kurios kartojasi labai dažnai keletą kartų dienoje arba naktyje, tai medikamentai jie padeda nuraminti mūsų kūną, mūsų centrinę nervų sistemą ir mes jau tada galime bandyti suvokti, bandyti kažką tai daryti su tuo, kas dabar mane ištiko. O turbūt vienas geriausių būdų bandyti suprasti ir suvokti ir kažką daryti su tuo, tai yra psichoterapija. Nes vaistai, jie prislopina simptomą, jūs galite pajusti gana greitą pagerėjimą, bet medikamentai niekada nepanaikins priežasties, dėl ko kilo panikos ataka. Tam, kad atrasti šitą priežastį, mes turime suvokti tai, o suvokti tai galime psichoterapijoje kartu su specialistu saugioje zonoje, bandant aiškintis, kas čia dabar įvyko mano gyvenime, kad aš taip pradėjau blogai jaustis. Tai tokie pirminiai žingsniai yra, kuriuos aš rekomenduočiau. Aišku, veikia ir visos kitos praktikos jau tolesnėme savo savijautos stabilumo įtvirtinime, tokie kaip joga, meditacija, įvairios sąmoningumo praktikos. Tai visa tai tik tai į naudą, bet aš manyčiau, kad tai galime naudoti šiek tiek jau vėlesniam etape, kai mes pajaučiam savo savijautos stabilumą.
Tai tiek paskaitos mes su šituo meškučiu jums norėjome paskaityti. Tikiuosi, kad kažką tai išgirdote naudingo ir linkiu gyventi ramiai. Iki kitų susitikimų.